prenumeratoriai, visi, kurie čia užsukote, su jumis vėl Kandelerija. Rugpjūčio mėnesio įžvalgos. Koksgi bus visiems zodiako ženklams rugpjūtis. Taigi, laiko nuorodas rasite aprašyme, iškart paspaudę ant laiko nuorodos įeisite į savo ženklą ir galėsite pasižiūrėti rugpjūčio mėnesio trumpą prognozę. Taigi, koks bus rugpjūtis? Bus apžvelgiamos tokios rytis kaip raktiniai įvykiai mėnesio, asmeniniai santykiai, darbiniai klausimai, finansai, sveikata, na ir be abejo patarimas asmenybės augimui. Taigi, raktiniai įvykiai. Rugpjūtis ir kokie raktiniai įvykiai Avinui, Jaučiui, Dvyniui, Vėžiukui, Vėžiui, Liūtui, Mergelei, Svarstyklėm, Skorpionui, Šauliui, Ožiaragiui, Vandeniui ir Žuvim. Raktiniai įvykiai. Na gerai, pasižiūrėsime dabar asmeninių, santykių klausimą. O kaip, jums eisis asmeniniam gyvenime, meilės aspektų, šeimos klausimai, asmeninių santykių klausimai, Avinui, Jaučiui, Dvyniams, Vėžiui, Liūtui, Mergelei, Svarstyklei, Skorpionui, Šauliui, Ožiaragiui, Vandeniui ir Žuvim asmeniniai santykiai. Labai svarbi, sfera yra darbas, darbiniai klausimai. Kaipgi su tais darbais seksis rugpjūčio mėnesį? Avinams, Jautukams, Dvyniams, Vėžiams, Liūtams, Mergelėms, Svarstyklėms, Skorpionams darbiniai klausimai, Šauliams, Ožiaragiams, Vandeniams bei Žuvytėm. Na, aišku, dar gal bendrą tokį aspektą paimsim, kokie tie darbai, kaip darbinis, fonas, bendras rugpjūčio, kaip ir, santykių bei bendras raktinis įvykis rugpjūčio. Ne tik jums asmeniškai, bet bendrai, sakykime, lietuviams ir Lietuvoje gyvenantiems. Tai, finansai. Finansų tėkmė kokia bus rugpjūčio mėnesį. Kiekvienam iš jūsų. Avinams, Jautukams, Dvyniams, Vėžiams finansai, Liūtams, Mergelėms, Svarstyklėms, Skorpionams, Šauliams, Ožiaragiams, Vandeniams bei Žuvytėm. Bendrai finansinių aspektų, koks stabilumas rugpjūčio. Taip, kas be sveikatos, ne? Kaip su ta sveikata? Gali turėti pinigų, gali, galbūt ir sėkmingas būti šeima, tačiau kaip su ta sveikata kiekvienam iš jūsų? Kas būtų svarbu žinoti šiuo klausimu? Gal kažkas ypatingo, gal netgi susiję ir su asmeniniu gyvenimu, ir su profesija, ir su darbais. Taigi,
sveikatos klausimai, sveikata rugpjūčio mėnesį avinui, jautukams, dvyniams, vėžiams, liūtams, mergelėm, svarstyklėm, skorpionų sveikata, šaulių sveikata, rugpjūtį, ožiaragių, vandenių, kaip jausis vandenė, žuvys ir bendrai žmonės, reiškia, koks lygis sveikatos. Tai, na ir kiekvienam iš jūsų orakulas duoda patarimą asmenybės augimui, angelų, reiškia, orakulas, patarimą kiekvienam iš jūsų, kryptį gal netgi, kas būtų svarbu asmenybės augime ir atkreipkite dėmesį tai. Avinukai, jaučiai, dvyniai, vėžiai, liūtai, mergelėm, kas būtų svarbu, svarstyklėm, skorpionams, šauliams, ožiaragiams, vandenėms, žuvytėm ir bendras patarimas. Kągi, žvilgtelėsime, koksgi tas rugpjūtis kiekvienam iš jūsų. Taigi, koksgi bus jis avinams. Taip, avinukams. Pažiūrim, raktiniai įvykiai. Gyvensite momente, išnaudosite visas galimybės, o gal daug svajosit, galbūt netgi maudysitės, ore busite. Tačiau, reiškia, yra tam tikras toksai raktiniai įvykiai, kažkas liktais energetinių gal atžvilgių yra minusas ir jūs iš to lipat minusų. Lipat, na ir kas liečia asmeninius santykius, tai jūs čia džiaugiatės, bendraujat, linksminatės ir gali būti netgi nuotykių kokiam vakarėlį avinams, bendrai linksmybės, draugystės, kur jūs džiaugiatės ir kiti džiaugiasi. Tai reiškia, nėra vien tik tais, kad asmeniniam gyvenime būtumėt kažkur užsidarę, o būtent gyvenat tame momente, išnaudojate ir tai jums pakelia, reiškia, emocinį foną. Gali būti galbūt netgi grėsmė trikampių, lengvabūdiškų tokių poelgių. Atkreipkite dėmesį. Arba bent jau pasiūlymų. Darbiniai klausimai. Na, su darbiniais klausimais eina koks tai sunkumas, kryželis, reikės spręsti problemas. Ne viskas bus taip, kaip jūs norite. Sunki našta, kaip karminė tokia. Gali darbiniais klausimais būti labai rugpjūtis svarbus. Ir bus daug sunkių užduočių, kurias turėsite įveikti. Na, tačiau, reiškia, kas liečia finansus, džiaugsitės, pinigai jūs džiugins. Dirbsit sunkiai, bet uždirbsite gana daug, sakykime, džiaugsitės piniginė tėkme. Na ir, reiškia, kas dėl sveikatos, tai, reiškia, gali būti, kad bus tam tikrų, reiškia, sunkiai dirbant ir dalyvaujant vakarėlius ir panašiai, nuovargis tam tikras, pavargimas, sveikatos sutrikimai, bet, reiškia, angelai, sakykime, aukščiausios jėgos čia pati gamta pilnai palaiko jūs ir padeda netgi realizuoti, reiškia, tuos darbus. Jūs gana sugebėsit, reiškia, atsilaikyti ir tokią jausit tarsi pagalbą ar palaikymą sveikatos srityje, jėgų atstatyme. Visumo, reiškia, yra tam tikros jėgos, kurios rūpinasi jumis ir jūsų energija ir jūsų sveikata. Ir kas liečia asmenybės augimą, rodo jums, kad jums atsiveria didelės galimybės. Čia apsaugos yra tas burbulas. Jūsų galimybės prasiplečia, užsidegimas, čia netgi karūna tokia
dvasiniam augime jūs iš tikrųjų per sunkius darbus, per bendrystę, per įveikimus negatyvų ir depresinių būsenų, reiškia, galbūt netgi iššūkius asmeniniam gyvenime, praplėsite energetinį stovį, dvasinį, reiškia, tą lygmenį. Ir bendrai šneka, kad esate apsaugotas ir asmenybės augime pas jūs yra didelės galimybės. Tik panorėkite ir išauginsite save dar didesnį negu esate. Avinukai. Na kągi, pasižiūrime, taip sėkmingo rugpjūčio. Dabar pereiname prie jaučių. Žvilgtelėsime, koks jums rugpjūtis. Kažkodėl tai jaučiai pergyvens, turės kažkokių tai, reiškia, pergyvenimų, prisigalvos to, ko nėra ir turėsite įveikti kokius tai pergyvenimus. Kogi jūs dabar taip, reiškia, raktiniai įvykiai su baimėmis. Kažkas jūs nervins, baimins ir, reiškia, jūs gal net išdidinsite tą problemą negu yra. Na ir jums reikės, kaip sakant, įveikti, tai yra mėnesio raktinis įvykis, įveikti kažkokius iššūkius ir baimės. Nėra tokios didelės bėdos, kaip jums pasirodys. Ir būtent reikia ne tiek bijoti, kiek daugiau veikti. Ir čia, reiškia, asmeniniai santykiai žvaigždėti arba per nuotolį gali būti, nuotoliniai santykiai arba tiesiog asmeniniai santykiai yra labai dvasingi, labai gražus ir perspektyvus, yra kaip ir viskas gerai. Reiškia, asmeniniuose santykiuose yra, jeigu jūs esate vienišas žmogus, sakykime, yra perspektyvus, plus nuotoliniai gali santykiai būti, santykiai per internetą, o jeigu jau vis dėlto esate, sakykime, santuokoje arba bendrystėje artimoje, tai dvasingi santykiai rugpjūčio mėnesį. Darbiniai būtų klausimai, kaip su kokiu bizniu, su įžvalgom, su atsargumu susiję, reikia viską apgalvoti, pamastyti, ką daryti, kaip realizuoti, kaip sakant, ką užvakuoti, kur investuoti. Yra kokių tai galimybė apsigauti, gal dėl to jums tas, reiškia, raktinis įvykis yra su baime ir iššūkiu. Ir tai gali prieiti prie darbinių klausimų. Tačiau, reiškia, finansinė tėkmė, reiškia, yra gana gera ir jums patarė iš tikrųjų, reiškia, tuos finansus, sakykime, taip neišmėtyti iš jų supančios gausos, rinktis kokybę. Suprantat? Kas liečia finansus, jeigu investuojate į kokybiškus dalykus, jeigu kažką perkate, kokybišką. Nepirkiokite kažkokių su nuolaidom, kažkokių pasenusių, nereikalingų dalykų. Visumoje, reiškia, finansai pas jūs geram stovi yra ir jūs galite įsigyti kokybiškų dalykų. Nebūtina jums, reiškia, pirkti daug ir menkaverčių. Tai su finansais būtų taip, kalba eina. Na ir dabar pasižiūrėsime apie sveikatą. Jums, reiškia, sveikatą galėtų pagerinti nešiojimas akmenų, amuletų, žiedų su akmenim, su kristalais, bendrai kristalai, reiškia, brangus akmenys tarsi yra kanalas gydomosios energijos. Jeigu jūs pasirinksite, reiškia, jau tokia tinkamą akmenį pagal savo energetiką, pagal savo zodiako ženklą, tai sustiprins jūsų sveikatą. Ir sveikata bendrai, reiškia, šneka, kad yra gana gera. Dabar, kas liečia asmenybės augimą, reiškia, jūsų asmenybės augimas priklauso nuo jūsų pozityvių ketinimų. Jeigu jūs pozityviai žiūrėsite
į pasaulį, į gyvenimą, į kaimynus, į draugus. Tai ir jūsų asmenybė reiškia tobulėja tą pozityvę kryptim. Ir jūs tai priima kaip pozityvų, sėkmingą žmogų ir jūs gaunate, kaip sakant, dovanas tiek iš visatos gamtos, tiek iš žmonių. Tai reiškia, su pozityviais ketinimais jūsų asmenybė šį mėnesį tobulėja. Už tai jums ir reikia mažiau gąsdintis, o įveikti reiškia pozityviai visas iškilusias ten kliūteles, bėdeles ir nesibaiminti dėl nieko, o žiūrėti ne kiekybės, o kokybės. Taigi, dvyniai. Pereiname prie dvynių ir pasižiūrime, kasgi čia dvynių gyvenime vyksta. Raktiniai įvykiai yra tokie, kad dvyniai galų gale pasibalnoja baltąjį lokį ir pajuda link pozityvių, reiškia, pokyčių. Ir kas liečia asmeninį gyvenimą, asmeninius santykius, rodo prisitaikymą, pasirinkimą ir stabilumą tam tikrą. Dar yra kažkokie galbūt pasvarstymai santykiuose, gal pokyčiai, bet tie pokyčiai yra pozityvūs ir, reiškia, rugpjūtis jums yra tokio galutinio pasirinkimo mėnuo, apsisprendimo ir prisitaikymo ir bendrai, reiškia, santykiuose yra tam tikrų, reiškia, gal dvyniai visada mėgsta, kaip dvynys būna dvigubas, mąstyti, o jeigu būčiau taip, o jeigu būčiau anaip, bet visuma tai yra jau, reiškia, paskirstimas ketinimų ir apsisprendimas, jeigu dar nebuvote apsisprendę. Dabar, kas liečia darbinius klausimus, mėnulis, tai yra arba darbas naktimis, arba vakarais, arba su intuicija darbas susijęs, su mėnulio įtakom. Bendrai gali būti, kad atostogaujate, bet tai taip labai didelių kažkokių darbinių pokyčių gali nebūti, tiesiog jūs ir neturite didelių kažkokių vilčių dėl darbo. Kaip eina, taip ir eina. Na, o finansų, reiškia, srity, jūs turite būti dėkingi už tai, ką jau dabar turite. Dėkingumas atveria jums finansų, reiškia, kanalą ir paspartina tėkmę jame. Patarimas sveikatai, bendrai dėl sveikatos, dvyniams rekomenduoja manualinės terapijos, reiškia, seansus. Būtina galbūt masažai, gal manualinė terapija ir jūs pats galite kaip žmogus, reiškia, savo padėti, masažuodamas, eidamas į fizioterapiją, sportuodamas arba kitais, reiškia, kūno tobulinimo metodais. Reikia fizinį kūną, reiškia, jo pasirūpinti, pamankštinti, pamasažuoti ir viskas bus gerai. Na, o asmenybės augimui šneka apie amžinybės vartus, begalybės vartus. Jūsų asmenybė gali augti labai sparčiai. Yra, kaip vartai jums atveriami, galbūt ir tie liūto vartai, energijų vartai. Ir turite tikrai kaip ir ryšį su aukščiausiam jėgom. Ir suprantate, link ko judėti. Čia jums patarimas yra būtent suvokti tai, kada asmenybė auga iki begalybės. Ir jums tai yra duodamos tokios galimybės. Ta ir pataria, reiškia, orakulas angelų. Taigi, vartai asmenybės augimui jums atverti. Tobulėkite. Tai būtų dvyniams. Dabar periname prie vėžių ir pasižiūrėsime, ką vėžiukams nori pasakyti. Na, vėžiai
reiškia, į savo gyvenimą įsileidžia stebuklus, tai yra raktiniai įvykiai. Ir vėžiukams asmeniniuose santykiuose meilė, pasirinkimai, mylimieji, labai, reiškia, šį mėnesį ateinantį rugpjūčių būsite mylimas, mylintis, laimingas žmogus, asmeniniam gyvenime, asmeniniuose santykiuose, o darbuose tai kaip tai jausitės kaip kokiam karste. Dirbsite dėl pinigų, dėl uždarbio, arba iš viso galite ieškoti, arba prarasti. Vienu žodžiu, ieškoti, nes neturite, arba galite net prarasti. O jeigu vis dėlto tam, šiaip sunkus darbas yra ir jūs dirbat vardan pinigų. Tačiau, reiškia, galbūt Vėžiams darbiniai klausimai kažkaip gali būti kardinaliai keistis vis dėlto. Pokyčiai gali būti. O finansuose vertinkite ir džiaukitės pinigais, kuriuos jau turite. Jūs jau turite daug pinigų, šneka jums ir rugpjūčio mėnesį jų turėsite daug. O sveikata susijusi jums su sprendimais, jūs kažko labai norit sveikatos srity, galbūt reikia įsiklausyti tos norus, galbūt reikia pasirūpinti ir širdies klausimais, iš tikrųjų, ko jūs norite, ir patobulinti, reiškia, priimti sprendimus tam, reiškia, sveikatos pagerinimui. Jūs kažko norite, jūsų širdis nori, galbūt iš tikrųjų ir širdies klausimuose yra su širdies klausimais susiję ir reikės priimti sprendimus, bet tai yra, jūs to norit sveikatoj, galbūt tai bus su mityba, ar su sportu susiję, ar su grožio procedūrų. Tai reiškia, visumoje tai nieko blogo nėra, jūs kažką norit sveikatoj kažkokius žingsnius tiesiog padaryti, turite troškimą ir šį mėnesį galite tai padaryti. Kas liečia asmenybės augimą, jūs reiškia, turit labai daug sukaupę žinių ir galite pasidalinti tomis žiniomis su kitais, taip kaip ir kiti su jumis. Taigi, jūs labai daug žinote, jūs, reiškia, tik tais panaudokite turimas žinias asmenybės augimui. Tai, kągi, liūtai, koksgi liūtams rugpjūtis. Pasižiūrime. Liūtai kaip visados, jie čia jau dabar kai tigrai, vienu žodžiu, raktiniai įvykiai, visados jie nusimato, reiškia, tikslus. Pasikinko patį tigrą, jūs turite puikias kompetencijas, turite tikslus, konkuruoti galite ir nugalėti. Visados liūtai reiškia konkurenciniai tokioj kovoj, kaip tigrai kaunasi už savo tikslus ir asmeniniuose santykiuose jūs saugote tai, ką jūs turite, ką jūs užgyvenote, ką jūs pasiekėte asmeniniam gyvenime. Ir kad ir kaip būtų sunku, atstovite pozicijas, kaip ir niekas nesikeičia, nors matote tam tikrų grėsmių. Darbe jums nusimato tiesiog šienapjūtė arba rugiapjūtė, teks aštriai sunkiai dirbti, gali būti gal netgi susižeidimų, tam tikrų netgi konfliktų galbūt su kai kuom, ypač su jaunais asmenim. Tačiau, reiškia, jūs šį mėnesį esat pasirengęs tą gausą pakviesti savo gyvenimą. Pinigų jums bus. Kaip šieno, nors gana aštriai. Kas liestų sveikatą, tai yra dvasinė sveikata, patarimas melstis, bendrauti su angelais. Ir jeigu turite kažkokių, reiškia, nerimo, pergyvenimų, prašykite tiesiog patarimų pas angelus. Ir čia yra dvasinės sveikatos klausimai. Ir viskas yra jūsų, reiškia,
sveikatoj gerai, daugiau dvasiniai klausimai, dvasinė sveikata. Ir patarimas asmenybės augimui yra tiesiog, jūs turite auginti savo asmenybę iki aukščiausios, aukščiausio sąmoningumo, link aukščiausiojo aš, link dvasinio aš, nes tikriausiai jau labai puikiai esate įsisąmoninę, ko norite, girdite ir pasąmoninius dalykus, dabar jums reikia tik tais aukščiausiai, aš tą, susijungti su aukščiausiu aš ir būtent pasiekti didžiausią asmenybės augimą. Šiaip žmogus esate tikrai turintis ryšį su dangaus sferomis. Kągi, sėkmės, pereiname prie mergelių ir pasižiūrime, koksgi bus rugpjūtis mergelė. Mergelis kaip visados, visi raktiniai įvykiai supasi intuicijos pagrindu. Jūs nujaučiate, kas gerai, kas blogai. Jūs tobulinate, intuiciją. Kliaunatės nuojautomis intuicijos. Ir kas liečia asmeninius santykius, čia yra žaibų pas jūs. Gali kažkas keistis, kažkas griūti, kažkas statytis per naują. Nėra lengvas metas asmeniniam gyvenime, yra didelių pokyčių. Kaip Dievo piršto tokio. Nekilkit per daug aukštai, savęs neaukštinkit, galite iš bokšto būt nuversti. Mergaliams taip šneka apie asmeninį gyvenimą. O kas liečia darbinius klausimus, tai jūs profesionalas, sėkmingas žmogus, jaučiatės lengvai, sėkmingai, galbūt dar ir keliaujat su kolektyvu kažkur, ar einat ten, kur smagu, į vakarėlius kokius. Ir su pinigais taip pat, lengvas santykis yra, lengvas ir malonus, viskas gerai šitose sferose. O sveikata kažkaip tai apie kortas čia išeina. Jūs dėl sveikatos, klausimų galite tiesiog arba įsidėti kortas, gauti, iš orakulo atsakymus, nurodymus, arba pas tarologus. Kaip tai susiję su kortomis jūsų sveikata. Gal tai gali takoti ir būrimai visokie. O jeigu kažkas neaišku, paklauskite tiesiog orakulų arba kreipkitės, dėl sveikatos klausimų, jeigu turit neaiškumų pas tarologus. Ir patarimas asmenybės augimui, jums reikia paleisti kokį tai negatyvų, atverti širdį ir kad tas, kanjonas jūsų gyvenimo, kuris suskirdęs, toksai išdžiūvęs, galų gale pražystų, sužydėtų, tiesiog tą minusą jums reikia paleisti. Kiekvienas minusas veda į nušvietimą. Pamatyti reikia pliusinės pusės. Tai būtų toks rugpjūtis mergelėm ir dabar mes pasižiūrėsime svarstyklėm. Svarstyklės, tai raktiniai įvykiai rugpjūčio mėnesį staiga iš kūko, tai kaip koncertų, kaip baliaus. Išeina ir pamatom toks visus vargšus, realybė tokia liūdna. Taip kaip jūs gyvenat arba įsivaizduojat, kad gyvenate, kad taip gali būti iš tikrųjų, taip nebus rugpjūčio mėnesį. Jūs pamatysite tiesą. Ir galbūt jinai visai jums nepatiks. Tai raktiniai įvykiai jums su tuom yra susiję. Ir čia kalba eina apie asmeniniam fronte pas jūs yra auka, pakaruoklis. Jūs arba esate aukos pozicijoje, arba aukojatės dėl santykių. O darbą jūs mylite, dirbat mylimą darbą, turite tikslų, ketinimų ir viskas darbinius klausimus pas jūs yra puiku. Kas liečia finansus, jūs mokot gyventi toje akimirkoje, kada jaučiatės, kad esat gausoj. Kiekvieną savo gyvenimą akimirką gyvenat gausoj.
jums kaip ir visko pakanka. Suprantat, bet yra tam tikri raktiniai dalykai, galbūt susijęs su asmeniniais santykiais, kada jūs turite aukotis ir esate mylintis žmogus. Ir kaip ten būtų su tais pinigais ar finansais, vis tiek jūs gyvenate, galvojate, kaip ir užtenka viską. Na, o reiškia, sveikatos srity, šneka apie dvasinius vedlius, apie, reiškia, dvasios ir kūno gydymą. Ir tai jums reikėtų galbūt eiti kokius tai seansus, seminarus, dalyvauti, galbūt ir pats galite gydytis ir gydyti. Tai čia yra, reiškia, dvasinė sveikata ir fizinė kartu apjungta. Tiesiog reikia žinių, reikia seansų ir seminarų. Taip galite patobulinti sveikatą. Ir patarimas asmenybės augimui, įdėkit šiek tiek jėgų, iškelkite tą kardą, kad išaugintumėte tą asmenybę. Jūs turite potencialą tam. To jums ir Kandelarija palinkės kartu su orakulais. Kągi, žvilgtelėkime Skorpionų rugpjūtį. Kasgi čia Skorpionas? Štai, Skorpionai kaip delfinai. Raktiniai įvykiai ir jie jau reiškia laimingi, mažiau burba. Rugpjūčio mėnesį galbūt šis Liepos mėnuo buvo kažkoks su įtampom ar koks. Tai rugpjūčio mėnesį jau mažiau burbėsite ir išmoksite būti laimingi, džiaugsmingi ir su tuom yra raktiniai įvykiai jūsų. Ir čia asmeninė fronte santykius ir slaptus dalykus, slaptus santykius. Na, arba vienišumą gali rodyti, tyrumą tokį. Yra 2 pusės mėnesių. Vyriausia reiškia. Žinia dažnai rodo slaptus santykius. Meilužės status arba vienišos moters statusą. Jeigu vyras žiūrėtų, tai gali turėti slaptus santykius. Tiesiog. Yra slaptos jėgos veikiančios asmeninius santykius. Rugpjūčio mėnesį. Darbiniai klausimai yra daug kalbama, kad uždirbti pinigus, daug šnekama, net vakarais. Pasikliaunama intuicija, kai kada galbūt ir tuščiai šnekama, bet jūs esat laimingi, nes jūs atskleidžiat ir galinat tikrąjį savo pašaukimą. Tai yra susiję, reiškia, ir su pinigais, ir su laime, ir su bendrystė, ir su, reiškia, gal netgi santykiais asmeniniais. Taip. Ir sveikata Skorpionams reikėtų atkreipti dėmesį į keliones. Kelionėse žiūrėti reiškia sveikatos klausimų, nes jūs net kelionėje galite, reiškia, tarsi dirbti. Kaip būtų jūsų gyvenimo pašaukims, reiškia, su kelionėm susijęs. Galbūt jums daugiau reikėtų judėti, būti ir kelionėse atkreipti sveikatos klausimus. Būt daugiau tokiam, gal atsipalaidavusiam, lengviau žiūrėti. Yra, reiškia, pokyčiai sveikatui. Ir jeigu dirbate, reiškia, daug keliaujate ar važinėjate, atkreipkite dėmesį. Tai, bet šiaip tai sveikata jūsų gana gera. Ir patarimas asmenybės augimui, reikia mokytis. Reikėtų dar pasimokyti, kad jūsų asmenybė, reiškia, užsiaugintų tuos sparnus, tą kelią atvertų į perspektyvas. Toks būtų rugpjūtis Skorpionams. Pereiname prie šaulių. Šauliams. Šauliai bus ant bangos, bus laimingi. Kas liečia, reiškia, asmeninius santykius, šauliai valdo situaciją. Pats imperatorius išeina. Reiškia, jeigu moteris žiūri, tai yra vyras, yra tvirti santykiai. Jeigu vyras žiūrėtų, jisai savo asmeninį gyvenimą valdytojas, kaip nori, taip sprendžia.
Na, o kas liečia darbinius klausimus, yra pozityvūs pokyčiai, migraciniai gal klausimai, gal netgi su vaikais susiję, su šeima gali netgi kažkaip tai. Yra daug pozityvių pokyčių šauliams ir darbe. Ir kas liečia finansus, reiškia, turėsite užtektinai resursų priimti beribę gausą. Būsite pasitikinti ir stabili. Na, o sveikatos srity jūs keisite aplinką savo dėl sveikatos. Nes esat labai imlus, reiškia, jūsų sveikata labai priklauso nuo aplinkos. Žiūrint, kokiuose sąlygose dirbate, ar yra, reiškia, sakykime, tinkamos darbinės sąlygos, kas ten aplinkui, ar yra kokie eteriniai, reiškia, aliejai gali jums padėti, apšvietimas, arbatėlė. Nu, iš viso, reiškia, imlumas yra aplinkai. Nuo aplinkos priklauso sveikata. Jūs turite susikurti saugią aplinką ir jūsų sveikata bus gera. Na, o taip, kas liečia asmenybės augimą, jūs turite svajonių ir jūs galite tas svajones įgyvendinti. Patikėkite, kad jūsų svajonės gali išsipildyti ir taip išaugs jūsų asmeninės galios. Linkiu sėkmės ir pereiname prie ožiaragių. Koksgi bus mėnuo ožiaragiams rugpjūčiui? Nu, jūs ieškosite kelio į gausą, į pinigus, į sėkmę, į karjerą. Tačiau, reiškia, asmeniniu gyvenime pas jūs yra kažkokie apribojimai, nieko pakeisti negalite ir bijote kažką keisti. Nėra taip jau labai džiaugsminga situacija rugpjūčio mėnesį, tačiau darbiniam fone, darbe, jūs augat iš lėto, klestit, darbą mylite ir įsitvirtinat. Yra augimas, siekių gyvendinimas ir darbe viskas gerai, o su finansais jūs sugebate sąmoningomis intencijomis manifestuoti norimą tikrovę. Reiškia, jeigu nuo intencijų priklauso ir reikės ir bus. Sveikata ožiaragių. Šneka apie karmą, teisingumą. Nu, jeigu teisingai elgiatės su savo kūnu, su savo sveikata, tai viskas bus gerai, jūs galite padėti teisingais sprendimais, tvirtinti savo sveikatą, būti tvirtų, laimingų, sveikų žmogum. Ir jūs net galite kitiems padėti, reiškia, ir paaiškinti, kaip saugoti sveikatą. Ne tik kad savo, bet ir kitiems. Na ir jums patarimas asmenybės augimui yra judėti į šviesą ir kartu vestis antrą pusę, arba draugą, arba draugę. Ir visą laiką judėkite link pliusų, link šviesos. Šneka jums apie tai. Nu kągi, to ir linkiu. Dabar pasižiūrėsime vandeniams, koks yra rugpjūtis. O štai yra vandeniai, raktiniai įvykiai susiję su mokslais, su žiniomis. Skaitys knygas, mokysis visur, kur tik begalės. Ir darbe, ir namuose, ir per pertraukas. Tobulės ir mokysis, sieks žinių. Ir čia, kas liečia asmeninius santykius, yra pasiūlymai kokie tai, kaip ir stabilu viskas, tačiau gal kažkiek tai toksai meditacinis būvis, pamąstymai apie gyvenimo prasmę, apie meilę, apie santykius, ar gali būti kažkas, reiškia, kitaip negu buvo. Bet pats angelas jums tiesia tą meilės taurę ir siūlo, reiškia,
išgyventi pozityvės emocijas, nebūt kokiam tai labai tokiam ramiam buvė, meditaciniam, nusiminusiam, sako, biškai kaip tai pasilinksmink, pasidžiaug galimybėmis, reiškia, asmeninių santykių. Šiaip viskas stabilu yra, kas liečia asmeninį gyvenimą, asmeninius santykius. O darbiniuose reikaluose bus pokyčiai, kelionės, judesys ir nusimatymas perspektyvų ateities. Galbūt galit pervažiuoti kažkur, kažką veikti, daryti. Yra didysis plaukiojimas, yra kokios tai kelionės, išvykos. Tai bus su tom susijęs darbas, kaip su važiavimu. Taip, o kas liečia pinigus, tai vandenė atsivers gausos srautų ir priims finansus, bus pinigų. Sveikata. Jūs turite gydovų energijas, galite save gydyti ir kitus gydyti. Dvasinis talentas jums yra padėti kitiems ir savo taip pat. Daugiausiai vandeniams yra, reiškia, sveikatos aspekte dvasinė sveikata ir būtent per dvasingumą galite išsigydyti ir netgi padėti kitiems. O jeigu būtų kokių tai rimtesnių problemų, reikėtų kreiptis į dvasinius gydovus. Štai taip. Na ką, patarimas asmenybės augimui, jūs esate palaimintas žmogus. Tiek žemė motina jūs laimino, tiek visata. Ir tą palaiminimą, kai gaunate šį mėnesį, tiesiog kaip susiliejate su visuma, kaip dalelė. Ir tas suvokimas ir yra jūsų asmenybės augimui skirtas. Aš esu vienis su visuma. Per jūs tekės energijos rautai ir jausite palaimą tam tikrą. Štai taip vandeniams. Na kągi, sėkmės. Ir žuvytėm pasižiūrim, koksgi bus rugpjūtis žuvytėm. Žuvytis kažkodėl tai raktiniai įvykiai su kokiais tai pykčiais, konfrontacija. Pasižiūrėkit, su kuom jūs kaunatės, ant ko pykstate, su kuom einat į mūšį, prieš ką į mūšį einat. Ir asmeniniuose santykiuose nėra taip paprasta. Yra apsižodžiavimai. Įtarumai gali būti, gudrumai. Santykiai gana tokie šaltoki. Gal net gali būti ir pykčių. Reikėtų mokytis, reiškia. Čia santykius taip, kaip angelas karo kardą iškėlęs. Reikėtų kaip tai rasti kompromisus, susitart. Sunkoki santykiai asmeniniai. Ir, reiškia, konfrontacija visur kame. Dabar darbiniai klausimai eina, kaip atrodo, pliusiniai. Knyga užversta, dokumentai, pinigai. Galbūt reikia pasimokyti, kažką patvarkyti, bet visumoje yra neblogai. Ir kas liečia finansus, tai šneka apie pulsavimą. Ir apie kūną kažkodėl, reiškia, kaip tai aš jaučiu savo kūną. Kūnas eina kaip vertybė jums.
Na ir tie pinigai, reiškia, bus toks kaip pulsas, čia ir čia ne, čia ir čia ne. Kaip tai, na, galbūt reikėtų energetiką tvarkyti, kad, reiškia, finansų kanalas atsivertų, nes labai priklauso nuo energetikos sėkmė. Na ir ką? Sveikata iš tikrųjų yra susijusi su kūrybiniu potencialu. Jeigu jūs darysite tai, ką mėgstate, kur galite save išreikšti, tada ir jūsų sveikata, reiškia, gana gera. Taip kad galit netgi tobulinti sveikatą. Na, ką pataria jums kaip asmenybės auginimui, tai sako, išsilaisvinkite nuo kokių tai pančių, išlaisvinkite savo negatyvą, išskleiskite sparnus ir prisijunkite, reiškia, prie to kūrybinio potencialo, prie to savo pulsavimo, reiškia, išmokite tai padaryti. Mažiau kaukitės, kažkodėl tai žuveliams apie kautynės rugpjūtis išėjo koksai tai. Na, kągi, visumai rugpjūtis, sakyčiau, yra geras, praktiškai visiems zodiako ženklams, ir visumai rodo, reiškia, kad raktiniai įvykiai tai yra judesys su tuo drakonu į horizontą, link tikslų rugpjūtis veda visus ir asmeniniam gyvenime taip pat bus dideli greiti pokyčiai. Darbuose vėlgi bendrai, reiškia, rodo sėkmę, geras žinias, bendrai apibūdinant yra rugpjūtis gana sėkmingas, kaip mėnuo, drakonas, arkliai, saulė. Ir leidimas, aš leidžiu savo priimti neribotą gausą, reiškia, tiek piniguose, tiek finansuose, tiek asmeniam gyvenime, rugpjūtis yra palankus, spręs šitos klausimus. O dėl sveikatos, jūs tiesiog turite žiūrėti savo jausminę dalį, minčių dalį, ir, reiškia, nukreipti juos realizuojant savo, reiškia, norus, savo sveikatos srity ir ne tik sveikatos, ir darbiniuose reikaluose. Tiesiog pasitikėti ir išgirsti, reiškia, ko jūs norite, ką jūs jaučiate, ir tas judesys stiprina ir jūsų sveikatą. Ir čia, reiškia, bendrai patarimas visiems jums, asmenybės augimui, sako, žinokit, kad jūs nesat niekados vieni, netgi kai jaučiatės vieniši, žinokit, kad nesat vieniši, nes vienatvės nėra, šalia jūsų visados yra daug gyvybės, tiek šio pasaulio, tiek bendrai anapusinio pasaulio, čia šiuo atveju angelai šalia rodo, sak, žinok, tu niekados nesi vienas ir vienatvė, tu esi visados su visuma. Vienyje. Tavim pasirūpins ir šis mėnuo yra iš tikrųjų, reikia tiesiog pasitikėti, patikėti tomis jėgomis ir bus judesys ir į gausą, ir į sėkmę, ir net asmeniniam fronte pokyčiai daugumai iš jūsų. Taigi, sėkmingo rugpjūčio. Su jumis buvo Kandelarija. Primenu, kad laiko žymas rasite aprašyme ir paspaudę užeisite ant savo zodiako ženklų. Laukiu iš jūsų grįžtamųjų ryšių ir esu dėkinga, kad esate su manim. Iki.